Sveikas, Domai, papasakok trumpai, kaip tau sekasi, koks stalas, kiek žetonų turi? 16,5 tūkstančių. Stalas puikus. Tikiuosi, kad neišpasins. Pas mane neišbreikint stalo. Neturėtum, daug žuvies? Žuvies yra, pakankamai, jo. Nu, gerai, laikykis. Gal paklausiu kaimyną, bet, man atrodo, dabar dalinimai tai neišeis. Buvo gal koks įdomesnis dalinimas, gal apie kokį nori pasakyti, ar šiaip kaip... Trečių gendų karalius gavau. 8 procentų steko paėmiau. O, prie flopsų metai? Ne, po biškį gal variau 3 rytus, gražiai žaidžiau. Labai gerai. Nu, taip ir toliau varai. Dar minutį patrukdysim tave, jeigu nieko prieš. Kaip tau stalas, kaip tau žetonai vyra iš tavęs ar į tave? Man vyra žetonai, pradėjau labai sunkiai, buvo 5000 lygio, dabar jau 15, small ball varau. Kaip pavyko atsigauti small ball strategiją iki tiek žetonų? Small ball, oponentai irgi small ball varo, tai mano mėgiamas yra... Gal kažkoks ypatingas dalinimas buvo, kad tiek žetonų susikroviai? Ne, visi buvo mažieji dalinimai, maži bankai. Jokių big ball nevarė. Aišku. Stalas šiaip neblogas, žais galima? Stalas žaidžiamas, yra pora tokių keistų žaidėjų, kur dar nesupratau, arba labai blogi, arba labai geri, nes tokie vis sudėtingi sprendimai juose gimsta. Aišku. Na, žiūrėk. Aiškinkis. Sėkmės tau, laikykis čia. Kalbam su Launagi, trumpai papasako, kaip laikaisi, kaip tau sekasi, kiek čia žetonų pas tave? Nu ką, turnyras prasidėjo, startavau kaip visada, per pirmą lygį nesužaidžiau nei vieno dalinimo. Antrame lygyje pavyko porą nedidelių bankų paimti, turiu apie 12 tūkstančių. Nieko naujo, nieko gero, žaisim, žiūrėsim, stalas atrodo gana lengvas. Žaidėjai per daug nekūrybingi tokie. Žaisim, kovosim. Laikykis, tvirtai. Sveikas, Andriu. Sveikas, Mariau. Kokios nuotaikos, papasakok trumpai, kas čia vyksta apie šitą stalą? Žmonės keičiasi kaip tramvajai, vieni išlipa, kiti įlipa, labai greitai keičiasi viskas. Svarbu, tu sėdi? Aš sėdžiu tau ramiai, aš turiu šitą mėnesinį bilietą, žinai, tramvajai. Labai gerai, kiek žetonų dabar panašiai apie? Dabar apie 14,5 kažkur, tai gerokai. Didelių hendų nežaidžiam, žaidžiam mažai. Small ballą varai? Kol kas taip. O kaip knyga? Ilgai tas netruks. Įdomi knyga? Taip, klasika rusų. Kažkada skaitytą mokykloje reikia iš naujo perskaityti. Nu, fainai. Pakalbinsiu tavo kaimyną. Hi. Sorry, I would like to ask, what do you think about our Lithuanian ambassador? Does he play good? Yes, and I really admire him. Okay. Don't buzz him out, okay? I can't promise that, sorry. Thank you. Kalbam su Ričardu. Ričardai, trumpai papasako, koks stalas, kaip šaškės, kaip nuotaikos. Dar tiek per 2 valandas dar tiek gyvenime nebuvau pasakęs. O tai kas nutikęs? Iš vis nieko kartą šis. Gavau kartą pačią geriausią 1009 širdžių ir tai padarė dileris Mizdylą. Visiems parodžius visi žvengia. Visi sako, sako, nu va. Niekas savo, nu tai tau... O šiaip sėdžiu, ką žinau, dar... Kiek dar turi? 9 štukos 225. Tai dar normaliai, dar vidurkis. Laikykis, geresnių tavo kortų. Sveikas, Martynai, kalbam su Martynu, žiūriu, netgi Ričardas prie tavo stalo sėdė, ar nebaudžia tavęs? Tai baudžia kiti, ne Ričardas. Baudžia kiti? Šiaip stiprus stalas, daug žaidėjų, ar daug žuvų, kaip ten pas tave? Sakyčiau, kad sėdi keli vietiniai kazino vilkai, kurie, žinai, jaučiasi čionai kaip vandenį. O kaip pas patį situaciją, žetonų, kokia dabar ten skaičius? Mažėja jų yra apie 700, būtent dėl to, kad kaip tik turiu iš šono tuos kazinų. Aišku, viską. Jie man nieko neleidžia padaryti. O kur tu gauni pats, tūzus gavai šiandien? Aštuntukai buvo. Nu, davai, lauk tūzų iki. Sveikas, Benai. Kaip tu laikaisi? Kiek dabar žetonų pas tave panašiai? Apie 5000. Tai biškai nukritai, gal kažkas baisaus nutiko, kas ten atsitikė? Išdonkinau su savo fenomenaliais blefais. Tai ko blefuoji, gal baig vieną kartą? Ką? Gal jau pabaigsiu toimą. O tai stalai matyt vien tik žuvis, kad kolina visą laiką, ar ne? Ne, geras stalas. Jokių linkų nieko, reisina. Nu žiūrėk, laikykis. Lietuva serga už tave. Kalbina Marvydą, Arvydą, kiek pas tave šitonų, kaip tau sekasi? 11 tūkstančių.
Tai neblogai visai, kaip stalas. Daug yra žuvies, daug yra lengvų žaidėjų. Visi geri žaidėjai. Visi stiprus. Kaip tau kažkokių bankų didesnių buvo, kažkurio įdomesnių, ar ramiai? Nebuvo, viskas ramiai. Viskas ramiai, na gerai, laikykis, sergam už tave. Ačiū.